Yra apie 1200 kaukolių. Iš jų 610 yra išpaišytos, išrašinėtos, pažymėtos mirties datos ir sudėliotos pagal šeimas. Kadangi aplinkui nedaug vietos ir nėra galimybės kapinėms plėstis, kapinės yra labai mažos. Kapinėms buvo naudojamas mažas plotas. Vidutiniškai kas 10-15 metų kapas buvo atkasamas ir kaukolė kartu su kaulais, kurie užėmė daug vietos, buvo iškeliami. Kaukolė buvo išvaloma, išverdama ir paliekama kelias savaitės džiūti saulės ir mėnulio šviesoje. Iki tol kulnai gaus švelnią dramblio kaulo spalvą. Tuomet kapas išpuošiamas gėlėmis, o menininkai išmargina kaukolę, kurioje vaizduojami gėlių ar augalų motyvai. Tai meilės ženklai. Ši paišymo tradicija prasidėjo 1720 metais. Vėliau kaukolė keliauja į kaulų kapavietę. Bet čia tokia ne visai tikslus vertimas, kad 12 amžiuje atsirado kapavietė. Ne šita konkrečiai, apskritai kapinės atsirado 12 amžiuje, bet ne tokios kaulų normalios kapinės. O šitos yra nuo 1600-ųjų. Paskutinę kaukolę į šią kapavietę atkėlė 1998 metais. Ji yra kryžiaus dešinėje, pačiam priekyje. Tai 1983 metais mirusi moteris. Yra išlikęs dar ir jos auksinis dantis. Asmeniniu noru ši moteris palaidota šioje kaulų kapavietėje. Taigi šiandien tapo įprasta. Pagal norą, kuris turi būti užrašytas testamente, žmogus renkasi, ar nori būti palaidotas šioje kaulų kapavietėje, ar nori būti kremuotas. Po 10 metų, kuomet jo karstas išbūna po žeme,